Nu, kodėl taip arti negalima? Hello! Santaša! Lietuvos balsas už mūsų nugaros. Mano, matot, jau prasidėjo, jie keliasi Santašą į teatro areną. Ne šiaip sau čia mes, o žinokite, mes jau grįžome į Lietuvos balso koridorius. Koridorius, tam praktikavomės YouTube kanale, o dabar persikelsime šiek tiek kitur ir Delfi. Na, bet stebėsite mus ten ir žiūrėkit, kokie maži, gražus ir smagus, dinozauriukai čia maži. Mes, žinokite, gyvensime čia bent kaip minimum šią savaitę. Valgysim pizzas ir žiūrėkit, kiek dalyvių čia visų failų, pamajuokit visi, atsidursit Delfi YouTube. Santaša, žinokite, mes grįžome prie savo šaknelių, ištakų ir iš... Kaip atsirado mūsų reiškinys? Tai va čia ir atsirado ant šito raudono kilimo. Štai ant šio, mes kai tik pradėjome jo eiti. Tai sekite mus, followinkite ir mes viską, ką tik įmanoma, duosim jums žinoti, visokius ten paslaptis, taip, kas neatsidūrė televizoriaus ekrane, o tik mes galėsim tai rodyti, nes žinot, internetas daug, tos cenzūros ten tiek daug nėra. Oi, ypač pas mus, kai su mūsų charakteris, kaip sakoma, cenzūrėlės nebus labai daug. Taip, tai mes tokį trumputį, ne? Tai va, tai atiduodam savo duoklę jums ir nepamirškit sekti mūsų YouTube, Santaša, taip pat Facebook'e, Twitter'yje mes esame, kas tu esi? Aš esu Eta Šarūnas Kirdeikis. Aš Eta Santaudits ir lygiai tas pats Instagramas. Aš labai mėgstu Instagramą, viską postinam, Taip. O čia žinokit, secret ir aš, pavyzdžiui, dabar įkėliau 2 identiškus dvynius, atrodo, galėčiau pasakyti. Tai va, tai mes linkim jums žiauriai gero reginio, nes Lietuvos balsas jau dabar filmuojamas, o jūs išvysit jį tik tais rugsėjai. Tai jeigu seksit, pamatysit labai daug sneak peek'ų. Sneak peek'ų? Sneak peek'ų. Santa, aš tai labai džiaugiuosi. Aš irgi labai pasitikėjau.